Sveiki! Šiandien mūsų laidą būtų galima pavadinti kas dainon nesudėta. Tai yra, mes su savo nuotykiais nebesutelpame į trilogijos rėmus. Tad šiandien 4. dalis ir tikiuosi paskutinė. Sekmadienį Šilutės plente prie policijos patrulio automobilio sustojo Antano vairuojamas automobilis Opel Vectra. Jums nepasigirdo. Pats sustojo. Taip ir pats Antanas sako. Bet jau švakas esi, eik tu savo. Bet aš tave gerbiau, aš neužsidėjau, nuotrauką nieko. Aha. Aš tave centre būdavo, pažiūrėdavau, gali šnekėti, aš galiu rašyti, mane nuspjauti. Nelabai supratau, ką pasakai, gerbiamas Antanai. Ką tu čia pasakai? Prie ko čia centras, ką tu rašai, apie ką šneki? Tave gerbiu. Aš jūs irgi gerbiu? Tu negerbi. Nu. Tu, žinok, šnekant, dabar tu žiūri, ne. Žodžiu, Antanai, ką prisidirbai? Tu vairavai, tave sustabdė? Ne, aš pats sustojau. Pats sustojai? Jo. Tai prisidėjai policijai? Jo. Ei, rimtai? Negaliu patikėti. Sako, pats pasidavė. Bet žinok, nerodyk simpatiją, jeigu parodysi mane. Simpatiją, moniai. Aš žemai, žinok. Tave, žinok, garbingas žemaičio ekipažas pagavo, žinok. Marius iš Kretingos yra ten. Jo. Garbingas. Antanas turėjo visas įmanomas vairavimo kategorijas, vairuotojas profesionalas, o staiga nusivairavo iki to, kad užgeso privažiavęs policijos pareigūnus. Negi toks girtas buvo, juk pripūstas tik vidutinis girtumo laipsnis 2,21 promilės alkoholio. O dabar 1000 baudos, vairuotojo pažymėjimo padžiavimas ne 1 metams ir dar liko Antanas vienas kaip pirštas Šilutės plente. Vienas kaip pirštas, jo niekas nepavežė. O kur Antaną paliekam? Ne, man. Ant šaligatvio? Antanai, eik ant šaligatvio, mūsų būtų nubaus. Ne, parveš mane. Kur? O jūs ponas vešit? Antaną vešit? Einam, nu gerai. Taksi įsikvies. Viskas, Antanai, все, ate, laikykis. Laikykis, ate, atsiprašau. Mūsų gyvenimas nuo šiandien prasidėjo labai prastai. Ate, Antanai. Ate, iki. Vieno vakarinio transporto piko metu policija gavo pranešimą, kad mokyklos gatve važiuoja itin girtas automobilio Volvo vairuotojas. Kitas pranešimas atskriejo iš Šilutės plento, kad to paties Volvo ekipažas sukėlė avariją. Ir tarp incidento dalyvių kilo muštynės. Avarija smulki, aistros didelės ir girtos. Prikiavosi, tipo į Ostaliną, išbraukė. Ir pabraukė truputį, taip? Išėjo, pažiūrėjo, kas ten yra, jie gatavai vyriukai. Tai keliesiai buvo? Dviese. Bet mums antras nereikalingas, mums reikalingas vairuotojas yra. Vairavo Olegas, kaip supratau. Olegas. Supratau, aš jį radau. Automobilį Mazda 5 kepštelėjusio Volvo vairuotojas buvo girtas ir bandė suklaidinti pareigūnus, teigdamas, kad jis čia ne prie ko. Jis ėjo pro šalį, kai staiga pamatė savo automobilį. Gerbiamas Olegai, laba diena. Laba diena. Juokinga? Olegai, kur važiavot? Niekur nevažiavau. Niekur nevažiavot? Ėjot pėsčiom? Nuo mokyklos gatvės? Su automobiliu Volvo? Ne, nu čia kažkur tai jūs čia durą stumdo. Durą stumdau aš. Atsiprašau, aišku. Olegai, dar... Aš norit man pasakyti. Aš noriu paklausyti, ar jums nauji metai tęsiasi, ar čia nuo kalėdų lupat? Ne, čia aš nauji metai tęsiasi, nu aš niekur nevažiavau. Kaip sakot? Aš nauji metai tęsiasi, nu aš niekur nevažiavau. Už vairą aš nesidėjau. Olegai, mes tikime, kad dabar šį siužetą žiūri blaivus, o tada paklausyk savo pezalų. Paklausyk, ką tu kalbėjai. Ar čia vairuotojo pažymėjams? Asmens dokumentas. Man vairuotojo pažymėjams reikalinga. Nėra. Kaip tai nėra? Vo, prašau, žiūrėk, kur jis yra. Nėra čia. Nu, ištrauk čia. Be rankų. У меня взял карточку. Хорошо. Be rankų, sakau. Я вам ir pučia. Prašau. Не души. Да, я сам. Не надо, я тебе ничего не дам. Я подержу и ты давай дуй. Пока скажу, хватит. To šventė savo kvapą keliuose palieka konkretų. Kai jau pradeda žmonės lupti gruodžio vidury, tai baigia po 3 karalių. Aišku, jeigu baigia. Šioje laidoje dar bus girtų avarijų ir ne šiaip avarijų, o tragedijų. Šeštadienį apie pietų Šilutės plente į prie žiedinės sankryžos stovinčių automobilių būrį įsirėžė piliečio Felikso vairuojama Opel Vectra. Feliksas su Vectra trenkėsi į Ford Mondeo, tas savo ruožtų atsirėmė į Ford Focusą. Kokios problemos, Feliksai? Kame reikalas? Ir dabar švaks būsit? Švaks, ne? O dabar žinot, kiek reikalų pas jūs bus? 3 žmonės išvežti į ligoninę.
Ko vardu esat? Kaip? Feliksas. Feliksas? Kiek į pačią metą? 55. 55 Feliksai. Reikalų bus dabar Feliksai. Feliksas net nesuskaičiavo, kad į ligoninę buvo išvežtas ne tik 5-metis berniukas su mama iš Mondėjo, bet ir Mondėjo vairuotojo mama. Čia sužeisti žmonės. Šitą vairauti jūs. Tai jūsų vaikas sužeistas, taip? Ne, mano šeimos draugai. Ai, šeimos draugai. Kiek metų? 5, man atrodo. 5. Berniukui. Jo. Berniukui. Stovėjot, aišku, taip? Jo, stovėjom. Stovėjot ir gauti galą. Gauti galą. Pats su šito lapu važinėjai? Neatgulas važiavai? Sargiai, nepakliūkit po mašiną. Jeigu pastebėjote, tai interviu metu Feliksas nelabai tvirtai kalbėjo. O kodėl? Į šį klausimą turėjo atsakyti alkoholio matuoklis. 197. Vakar Skodžio rajone, kur vairuotojas užmušė keleivį, ne, aš jums papasakosiu, lygiai tiek pat įpūtė, 197. Lygiai taip pat. Na štai, vidutinis girtumo laipsnis. Ir tai dar ne viskas. Pasirodo, kad Feliksas vairuotojo pažymėjimą yra pragėręs dar 2006 metais Naujojoje Akmenėje. Ir ką? 6 metus važinėjo be vairuotojo pažymėjimo? Ne, sako, kad nevažinėjo. Tik šiandien, važinėjo ir prisavažinėjo iki bylos, iki tyrimo, kuris pradėtas Klaipėdos kelių policijos. Šeštadienį apie 8 val. Vakaro Klaipėdoje dulkiant lietui mokyklos gatvėje nuo kelio nuvažiavo, kliudė elektros apšvietimo stulpą, kelio ženklą, bei tarp dviejų medžio kamienų pabandė prasprūsti automobilis Audi A4, papuoštas taksi paslaugų ženklais. Ant stogo puikavosi taksi plafonas, automobilis atskriejo vadinamo mokyklos gatvės viaduku nuo stoties pusės. Lengvame posūkyje nuvažiavo nuo kelio, įlenkė elektros apšvietimo stulpą, nubrozdino kelio ženklą ir kiek pavažiavęs žole atsitrenkė į medį. Netrukus įvykio vietoje atsidūrė Klaipėdos kelių policijos patruliai nustatė, kad automobilį vairavęs klaipėdietis Egidijus neblaivus. Kaip šiandien sekėsi dirbti? Nedirbot? Važinėjot su valdiška mašina? Nuosava? Supratau. Ir nekilo noras padirbti šiandien? Ne? Šalta jums? Tai gal uždaryti duris, sakykite? Kad neperpūsų, taip? Sėdėkite. Gerai, ponas. Taigi jo organizme rastas vidutinis girtumo laipsnis – 1,57 promilės alkoholio. Taksi vairuotojui gresia 4-5 tūkstančių litų bauda, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą 36 ar 60 mėnesių. Arba vietoje baudos galima rinktis 15-30 parų areštą. Tačiau vairuotojo pažymėjimas vis tiek bus atimtas 3 ar 5 metams. Tuo metu įvykio vietoje pasirodė Mindaugas, žmogus, kuris avarijos vietose yra nusifilmavęs daugiau kaip 33 kartus ir todėl jį aplankė nebejotina sėkmė. Loterijoje jis laimėjo mašiną. Pakalbėjome ir apie tai. Nepasiėmiau mašinas. Nepasiėmė? Ne. O ką? Pinigais. Pinigais, jo? Jo. Supratau. Tai ką pirksi? Audi. Audi? Audi. Nu va, Audi, va, žiūrėk, medė dabar tupi, va. Audi. Girtas vairuotojas. Ne, ne, prie ko Audi. O kodėl tu Audi vietoj Toyotos? Kas čia per pasirinkimas? Vokietis. Vokietis. Vokietis geriau už Japoną, jo? Jau tikrai. Nu, neaišku. Gerai, čia pasirinkimo. Nu gerai, gero kelio to tada. Ir gerų pasirinkimų. Audi tai Audi. Tilžės gatvė buvo pasirinkta neatsitiktinai, nes tik jie galėtų važiuoti iki Tilžės turgaus. Jau pirmas mostas policininko krivulė pareigūnus nuteikė darbui. Sustabdyto BMW vairuotojo organizme rasta leistina alkoholio norma. Labas rytas. Ką vakar gėrėt? Nieko. Tai gal šįryt, to prasme, dantis valėte su stipresnė pasta, jeigu 024, ką? Supratau. Netrukus stabdomas ir pirmas neblaivus vairuotojas. Pilietis Volkswagen Passatu vežė žmoną į darbą. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Labas rytas. Ką gėrėm vakar? Ką gėrėm? Šnapsą? O šiandien? O kiek to šnapso buvo? Litras ant 4? Daugiau netgi? Į Klaipėdą važiavot? Į turgų? Ką? O žmona blaiva? Nu tai žmona galėjo pavairuoti? Va. Dabar bėdos turėsit. Automobilio Volkswagen Transporter vairuotojas taip pat pūstės lengvą girtumo laipsnį 0,49 promilės alkoholio sakė skųs alkotesterio parodymus. 0,49. Labas rytas, mielas ponė. Iš kur važiuojam? Iš miesto atvažiavau. Ne, jūs važiuojate dabar į miestą. Į miestą važiuoju. Aš važiuoju sūnų paimti iš Tikrovės. Gerai, automobilį čia.
kuo dešiniau privarykit ir automobilį. O tai dekolonas iš kur? Jūs barzdą kaip buvo? Barzdą pasi... Aš po 50 gramų parvažiavęs po darbą išgeriu namus, negal būti. Po 50 gramų? O šiandien negerėt? Nepaėkit, juokus. 0,49 čia... Bet jūs važiuosite dabar kraują priduot? Pas, taip? Supratau. Supratau. Ar galima pripūsti nuo dekolono? Klausimas geras. Tad į gerus klausimus lai atsakinėja teismas. Audi 80 vairuotojas Pranas iš Žituvos taip pat pūstelio lengvą girtumo laipsnį. 081. Labas rytas. Bus su Dalka nuvežtas automobilis. Ar šiandien gerėt, ar vakar čia? Kaip čia buvo? Vargas tai Lietuvai. Vyras nieko nepaaiškino, tiesiog jis yra iš Lietuvos ir viskas. Ten soduose vyrai kartais pasmaguriauja alkoholiu. Reidas jau į pabaigą, o cirkai tik prasidėjo. Nuo miesto atvažiuojančio automobilio Toyota Corolla vairuotoją pamačiusi policijos kordoną staiga nusuko į šunkelį. Policijos patruliai puolė vytis bėglę. Tačiau bėgliai netoli ten nuvažiavo, nes pataikė į aklikalį, už kurio pažliugė laukai ir pievos. Automobilio Toyota Corolla vairuotojai Marinai nustatytas vidutinis girtumas 1,50 promilės alkoholio. Ji buvo girčiausia vairuotoja tą rytą įkliuvusi reido metu. Va. Marina. Matot, ponė, būtumėt blaiva, galėtumėt paprašyti, aišku. Vėliau moteriškė paaiškins, kad išvakarėse su drauge gėrė alų. Po to pradėjo graudinti pareigūnus, kad neva jos senelis gydomas reanimacijos skyriuje ir ji esą važiavusi pas jį į ligoninę. Tačiau Tilžės gatvė į jokią ligoninę nenuvažiuosi. Ligoninės yra kitoje miesto pusėje. O toje vietoje, kur buvo sustabdytas girtos moters automobilis, pareigūnų dėmesį patraukė stovinti mašina BMW 730. Automobilio salone miegojo 3 jaunuoliai, o vairuotojo vieta tuščia. Gale sėdintys vaikinai buvo itin tvarkingi, nes miegojo užsisegę saugos diržus. Pareigūnai kukliai belsdami į BMW langus bandė pažadinti ekipažą, norėjo pasiteirauti, ar nešalta jiems, o gal kas vandens norėtų gurkštelti. Tačiau ekipažas parpė toliau. Jų miegas buvo ramus, nes jie nieko nepažeidė. Palauk, tai ko tu dabar duodi girtom merginom mašinas, ko duodi? Ne mergina vairavo, čia mergina pasiėmė savo skirtą karočią. Tai kas vairavo? Kuriukas. Ne, Su ta kamera. Kiaurai žinot mano laidą? Tai dabar pakliuoti laidą. Taip. Nemokamai. Nemokamai, aš ir nenoriu mokamai. Sekmadienį Debreceno gatvėje neblaivi gobtuvinių kompanija su BMW atsirėmė į Volkswagen Touareg galą. Šviesoplaukė Olivija, pilotavusi BMW, akėčias buvo visiškai girta. Jai nustatytas sunkus girtumas. O tu kodėl girta važiavai? Nevažiavau girta. O tai kas vairavo? Aš. Nu tai ko tu važiavai tada, sakai? Nevažiavau. Nevažiavai? Ne. O ką tu darėjai? Nieko, jis gale sėdėjau. Gale sėdėjai? Nu tai ko tave vežia dabar? Jinai visą krūviną, žinok. Visą krūviną. Jums gal greitai iškviesti? Kaip? Nereikalinga? Automobilio savininkas švytėjo sąmojų, juk jo gimtadienis. Panelė, alio. Tavo mašina? Mano Vaičikauskai, bet ne aš vairuoju. O palauk, o tai ko tu dabar duodi girtom merginom mašinas, ko duodi? Ne mergina vairavo, čia mergina pasiėmė savo skirtą karočią. O tai kas vairavo? Kuriukas. Ne, Su ta kamera. Ne nuo manęs kraujas prasidėjo, baig bairis. ne, iš tikrųjų, tas klaidas žiūrėjo. Nu, Bet tu mane, ir man pačiam širdis, pamačiau savo mašiną, sudaužytą, jauti, aš galės sėdėjau, kur aš išlindau, žiūriu, sudaužytas visas priekis. Ale, Viačeslavai, kaip tau? tu mane Viačeslavą vadini? Koks tavo vardas? Viačeslavas. Girdin, Žinai kas? Konstantinas, jeigu aš Viačeslavas. Konstantinai, kiek kainuos tvarkymus? Tvarkymas. Mergaitė dabar dar kainuos truputį. Gatvė, kiek tvarkymus kainuos? Bet gražiai žino kainuos. Kiek kainuos tvarkymus? Nežinau.
Aš nenusimanau jūsų bimbalose, nieko žinau. O tai kodėl dabar tave veši policija? Ko vardu esi? Nesakysi? Nefilmuok просто. Tai ko tu geri dabar sekmadienio rytą? Kada į bažnyčią reikia, tu geri Į dabar? bažnyčią, tai va, aš į bažnyčią ir vaikštau. Į bažnyčią vaikštai? Supratau. Nefilmuok, prašau. Supratau, Saulelė. Kas per publiką? Žadėjo sudaužyti kamerą, neužteko smarvės, žadėjo surasti namo kieme, nesurado, vėliau kapišoniniai gobtuviniai domėjusi, kas laukia merginos. Sužinojo. Tada ta pradėjo bliauti balsu ir pasipylė kraujas iš nosies. Dar vėliau paaiškės, kad ji neatsimena įvykio. Tai priminsime mes su šiuo siužetu. Taip pat priminsime, kad jos laukia ne mažesnė nei 5000 litų bauda ir automobilio konfiskavimas. Mergaitė turi tokius pinigus. Vieną pirmadienį apie 2:30 dienos prie Jakų žiedinės sankryžos įvyko banali avarija, kai automobilis Audi atsitrenkė į kitą automobilį Audi. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad avariją sukėlusio vairuotojo organizme buvo visai nebanalus promilių kiekis – 3,16 promilių alkoholio. Avarija vyko, kai važiuojant Vilniaus plentu prie Jakų žiedinės sankryžos automobilio Audi 80 vairuotojas Rolandas nesugebėjo sustoti prieš jau sustojusi automobilį Audi A4 ir be stabdymo pastangų rėžėsi į šio galą. Jis mane pagavo. Jis pagavo? Taip. Jūs sustojot prieš važiuojant į žiedą, taip? Taip, tiesiog laukti, kol praleista. Aha. Ir Atsitrenkė pilietis. pilietis atsitrenkė ir labai stipriai atsitrenkė. Aha, matau. Bet jūs, ta prasme, žinau, kad jisai netrodo, kad būstų virš 3 promilių. Jums nepasirodėsi, kad jisai nėra išgėręs? Pasirodė iš karto, kai Iš karto pasirodė, ne? į mašiną, kai kišė. Aha. A jisai kišo galvą, pakalbėt su jumis? Jo, viską, bet paprašė, sako, nekvieskit, gal nereikia tos policijos, taip pildykim deklaraciją, sako, kad aš nieko neturiu, viską namie turiu. Va, prasideda. Pasakas. Dar būtų įsisukęs, būtumėt užpildę deklaraciją ir būtų įsisukęs dar, nu. Nu va, bet žodžiu pagaut girtuoklį. 3,16. Avarijos aplinkybės aiškios, tad Rolandas nukentėjusiai vairuotojai Nidai ėmė aiškinti, kad būtų pas laikas užpildyti eismo įvykių deklaracijas, kol policija neatvažiavo. Tik štai bėda, jis jokių dokumentų neturi, nei mašinos, nei savo. Tuo metu pro šalį važiavo Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai ir sustojo pasiteirauti, ar avarijos dalyviams nereiktų suteikti kokios nors metodinės pagalbos, padėti užpildyti eismo įvykių deklaracijas, patraukti mašinas nuo kelio ir taip toliau ir panašiai. Ir čia ore pasklido kvapas. Išgėręs esat? Avariją padarėt? Dokumentų neturit? Namus. Susižeidėt ranką, į ką? Čiut, va. Kas čia buvo, į ką čia trenkėtės? Čiut, ne, kai rinkau, šiukšliai savo. Ai, šiukšlės? Va čia, kur atsimušėt į galą, jo? Jo. Bet šiaip žinot, kad girtam nelabai gerai važiuot. Aš ką ne. Aš žinau, jūs laidas kiaurai. Kiaurai žinot mano laidą? Tai dabar pakliuoti laidą. Taip, Nemokamai. nemokamai, aš ir nenoriu mokamai. Nemokėt valstybė reikės, pinigų daug. Turbūt. Girtas, avarija, teisės. Turit apskritai ar ne? Taip. Turit. O aišku. 4000 litų. Turėsit? Blogai, ne. Neturėsit? Atsidėsiu gal. Atsidėsit? O kartą jau esat sėdėjęs ar kas, ar žinot? Aš kai sudėsiu. O kur norėtumėt sėdėti? Šilutėje, sako, gerai maitina. Nežinau. Nežinot? Ne. Supratau. Švedijoje geriau. Švedijoje? Kas, girtam vairuot ar sėdėt? Nu. Sėdėt gerai, bet čia nepasirinksit, mato. Čia ne Švedijoje atsimušėt į galą. Taip. Jakų žiedė? Jūs klausite, aš taip pasakau. Aš sakau, kad esu blogas vairuotojas, viską. Aš pripažįstu. Nu, pamatau. Supratau. O kur pasigėrėt? Antrą valandą dienos. Namuose gerėt? O važiavot kur? Vakar. Ai, vakar? Vakar geriau. Ir 3,16 vakar gerėt. Taip. Ir dabar pučiat antrą valandą dienos 3,16. Tai aš vėl padariau. Ai, va, čia kita kalba. Ir viskas, tai pasibaigė. O Viskas normaliai, Aha. problemų. O ką gerėt? Nesuspėjau į gal. Supratau. Šnaps auksinė. Nu, Vakar šnaps auksinė, o šiandien su kom pagerio, su kom buvo pagerio? auksinė. Kol kas 3,16 promilių alkoholio yra šio televizijos sezono reido rekordas. Automobilis Audi 80 buvo uždarytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o avariją sukėlęs asmuo gali būti nubaustas 4-5 tūkstančių litų bauda konfiskuojant automobilį arba ne. Arba gali būti pritaikytas 15-30 parų areštas. Rolandas taip ir pasirinko. Mes jį maitinsim. Taigi gruodis prasidėjo promilių rekordų pasiektų po avarijos. Savo ekranuose matote unikalų dviejų brolių nufilmuotą labai įtartiną automobilio Renault pasirodymą. O kaip jums? Jums tai nepasirodė įtartina? Pažiūrėkite įdėmiau.
Tauralaukis. Automobilis vinguriuoja po kelią, be priežasties nuvažiuoja nuo kelio į kelkraštį, grįžta atgal, pavojingai slysdamas kelio vidurių. Netrukus pamatysite, kai vos neįvyksta avarija, posūkis Tauralaukėje ant kalniuko. Renault išvažiuoja į priešingą eismo pusę ir vos nesukelia kaktomušinės avarijos. Bet kai byloja lietuvių liaudės išmintis, vos nesiskaito. Skaitosi girtas važiavimas toliau. Atrodo, vairuotojas susikaupia, posūkius rodo, bei sukant į kairę Kretingos gatvėje tiesiai važiuojančius praleisti privalu. Galiausiai įvažiuojame į Žolynų gatvę. Čia pilietis sustoja, matyt susiranda automatinių vartų pultelį, o toliau viską matote patys. Išlipa, sviruoja, aišku kaip diena, kad kito asmens automobilyje nebuvo, buvo tik jis vienas. Vairavimo faktai akivaizdus ir netrukus scenoje pasirodo policija ir laida Reidas. Labas vakaras. Sakykit, kokios problemos suskamuoja, kad policijos automobilį atsidūrėt? Atsiprašau. Sako, jūs vairavote išgeręs, pataikėte savo namus, atsidarėt vartus, įvažiavot, užsidarėt. Taip? Esat girtas ir atsisakot nuo visko. Aš teisingai supratau? O kiek ligoninė nustatė? 1,7? 1,72. Vidutinis girtumas. Liepos mėnesį sunkus girtumas, mašina bus konfiskuojama. Nu. Galit pasakyti, kodėl atsisakėt nuo girtumo savo? Aišku. Pareigūnams pilietis neigė vairavęs, tačiau pats vairavimo faktas yra nufilmuotas ir tai padarė broliai sakė, kad jokių kalbų negali būti, kad jie tikrai paliudys teisme. Jie paliudys, nes jiems ne tas pats, kokie mes važinėjame Klaipėdos gatvėse. Viskas keliaus į teismą. Ligoniui piliečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis ir kadangi šių metų Liepos 7 dieną jis jau buvo pakliuvęs vairuojantis girtas, tai iš kiemo buvo išvežtas jo automobilis Renault, kuris lauks teismo sprendimo. Konfiskuoti mašiną ar ne? Atsakymas konfiskuoti, nes dar neteko girdėti, kad teismuose būtų taikomos kokios nors kalėdinės nuolaidos. Šiandien viskas, dabar jau tikrai viskas, pasimatome kitą antradienį darbinėje aplinkoje, pakalbėsime apie darbus mūsų keliuose ir gatvėse. Būkite aplankyti, sudie.